Prašom, sveiki atvykę. Džiaugiuosi galėdama pakviesti į atsinaujinusi Saulės šeimos medicinos psichikos sveikatos centrą. Norėčiau supažindinti Jūs su čia dirbančia profesionalia komanda. Slaugytojos Rita ir Virginija. Pacientas pirmiausia kreipiasi į registratūrą. Jam yra suteikiama informacija ir nukreipiamas pas reikalingus specialistus. Į psichikos sveikatos centrą atėjęs žmogus gali ateiti be siuntimo iš šeimos gydytojo. Saulės psichikos sveikatos centras teikia ir profilaktinius sveikatos patikrinimus dėl darbo, dėl mokslų, dėl vairavimo, dėl globos ir ginklo įsigijimo. Pacientams prisirašiusiems prie Saulės psichikos sveikatos centro paslaugos yra nemokamos. Čia dirba vaikų ir paauglių psichiatrė Eglė. Sveiki, mūsų centre aš konsultuoju vaikus ir paauglius. Į vaikų paauglių psichiatrą reikėtų kreiptis tuomet, kai norite pasitarti dėl vaikų raidos ar gebėjimų, auklėjimo bei tarpusavio santykių klausimų. Reikėtų kreiptis ir tuomet, kai keičiasi vaiko ar paauglio elgesys, bet tam nėra aiškių priežasčių. Pasikeitus elgesio pavyzdžiai būtų tai, kad atsiranda santykių problemos su tėvais, bendraamžiais, pradeda staiga nesisekti mokslai, sutrinka miegas, vaikas tampa baimingas, piktas, irzlus, nepatenkintas savimi. Taip pat konsultuojama dėl nuotaikos ir nerimo, valgymo, aktyvumo ir dėmesio sutrikimų, po sunkių psichologinių išgyvenimų, pavyzdžiui, tėvų skyrybų, netekčių ar patirto smurto. Čia dirba gydytoja psichiatrė Ilona. Kviečiu užeiti pas medicinos psichologę Kristiną. Sveiki, esu psichologė Kristina. Į psichologo konsultaciją gali kreiptis įvairaus amžiaus žmonės ir vaikai. Su mažamečiu konsultaciją kviečiami ateiti kartu ir tėveliai, su kuriais mes ir aptarėme, kokios kyla problemos, kokie neaiškumai ir koks būtų užsiėmimo tikslas. Kartais tėvai nori pasitarti dėl vaiko elgesio, dėl jo emocijų raiškos, dėl kitų keliančių nerimą klausimų. Kartais kyla poreikis įvertinti vaiko raidą, tad tą puikiai irgi galime padaryti užsiėmimų metu. Suaugusieji žmonės į konsultaciją dažniausiai ateina dėl savo asmeninių problemų. Kylantis nerimas kartais toks didelis, kad nesiseka jo pačiam suvaldyti. Kyla problemų šeimoje, tarp sutuoktinių, kyla sunkumų darbe, žmonės nemoka tinkamai reaguoti į stresinės situacijas, į įvairias baimes, į vienišumo galbūt jausmą, neturi su kuo pasikalbėti, atvirai aptarti kylančių sunkumų, tad specialisto pagalba tam puikiai tinka. Tačiau į psichologo konsultaciją nebūtina ateiti, jeigu jums yra negera. Čia mielai laukiame jūsų ir siekiant geriau pažinti save, siekiant atrasti norimus pokyčius gyvenime ir ką žmogus dėl to galėtų padaryti, pastiprinti galbūt bendravimo įgūdžius ar surasti motyvacijos pradėti naują veiklą. Tad kviečiu nebijoti ir išdrįsti ateiti ir atrasti kažką naujo savo gyvenime. Čia dirba mūsų socialinė darbuotoja Asta. Kadangi žmogaus fizinė, psichologinė ir socialinė būklė yra glaudžiai susijusios tarpusavyje, todėl žmonės susiduria ir juos lydi ne tik fizinės, bet ir psichologinės bei socialinės problemos. Socialinis darbas ir yra tokia veikla, kurios paskirtis yra padėti. Kviečiu visus susiduriančius su įvairiais rizikos faktoriais, negandomis, užklupus ligoms ar negaliai, susidūrus su vienišumo jausmu, senatve, drąsiai kreiptis ir išdrįsti kalbėti ir ateiti pas mus.